šitos dirbtuvės 1000 kvadratinių metrų jos žavi tuo, kad tai yra tikras iš apačių kylantis veiksmas ir iniciatyva, be jokių ES paramų, be jokių ten didelių indėlių iš savivaldybės ar valstybės ar kitų šaltinių. Žmonės daro tai, ką mėgsta ir iš tikrųjų kuria tos produktus, kurie labai reikalingi Vilniui, nes tai yra tapę ir startuolių ekosistemos dalimi, nes žmonės, kurie nori ką nors pagaminti ar patobulinti, turi kur ir pakonsultuoti ir daryti tos dalykus. Ir kita vertus tai yra labai svarbu, nes galbūt ir jauniems žmonėms, kurie nestudijuoja techninių profesijų, yra galimybė pasižiūrėti, kas čia ir kaip vyksta. Tai miestui neabejotinai reikalingi tokie dalykai ir tiesą sakant, kuo geriau jie gyvos, kuo platesni bus, kuo labiau integruosis į miesto gyvenimą, tuo geriau. Čia vienas iš tų projektų, kur kodėl ne, bet taip pat gal ir kas nors gausis. Tai yra lazerių labirintas. Nes dažnai mums reikia važiuoti į renginius ir norėtųsi nusivežti ten ką nors tokį. Pavyzdžiui, nuvažiuoju į mokyklą, ten pasistatai tokį lazerių labirintą ir norėjau iš karto pramogą kažką.